Labas visiems, mes jau Zarasuose, tai geriausia žinia, tai turim sniegą, oi kaip gerai. Turim sniegą, turim minusą, netgi dabar dieną, -1, -2 laikos, naktį -5 rodo, tai laikom kumščius, labai tikimės, kad bus geras ralis, taip neslėpsiu, akimirkom buvo tų tokių mažų dviejanyčių, bet vis tiek labai tikėjome, žinot, jau kai ruošies, kai įdedi tiek darbo, tai visus bernus ir visas įmonės aplink išjudini, kad tik tais viskas pavyktų. Tai labai džiugina šitas reikalas. Ir smagiausias mums reikalas, tai susipažinkit, šių metų, 24 metų, mūsų bemvukas ir kaip jis atrodo. Tai labai džiaugiuosi, šiaip kaip atrodo jinai, labai nice, viskas, galas jau dar toks dušliokas per vidurį, įsivaizduoja čia, raketa. Tai žodžiu, viskas labai nice, mašinytė gražuolė, man labai patinka, tai sako, kad gražios mašinos greičiau važiuoja. Dabar vis tiek senai važiavęs, žiemą iš vis ralį nevažiavęs, tai bus matyt, svarbiausia reikia atsargiai, bet to pačiu pabandyti ir pagreitinti tempą. Tai iki susimatymo ralio eigoj. Berniokai uždės ratus testam. Kokie gražuoliai. Idealiai prie naujo dizaino. Bet nieko, čia tik dabar, po to dėsim mūsų ratukus gražiuosius, tai testukam reikia kitas padangas, savo pagrindinės naudosim raliai gerasis. Prasilėkiam testinį ruožą porą kartų, tai labai greit nyksta kelias. Pačiu pirmų kartų važiavom antri, o dabar jau važiavom po minios pravažiavusios, taip į posūkį, priekis pasisuka, mašina nuslysta į šoną. Tai toks, dar biškį pasikoreguojam suvedimą, užsidedam lamperkas iš karto naktinės ir varom toliau dar pasitestinti, o kaip Haris Poteris patapau, žodžiu. Pasivažiavam dar kartą jau prieblandoj, tai nyksta kelias, nyksta. Užsidėjom jau lempas papildomas, kad būtų naktį matyti, kur važiuoja. Dabar dar truputį pareguliuos aukštį, nes biškiai žemė šviečia ir galės lėkti. Kiti irgi varošios, mūsų irgi va kebriukai parvažiavo, ten irgi deda, reguliuoja, žiūri. Vyksta, žodžiu, reikalai.
reikalai, intervai, viskas vyksta. Tai smagu, palaukiam, kol sutems ir varom toliau. Labas rytas. Ankstyvas rytas. Atsibudom, išsimiegojom 6 ryto. Ir judam į mašiną. Varom susirašinėti pagrindinio greičio ruožo. 10. Tramplin. 30. Dešinys 1. Tramplin. Dešinys 1 per tramplin eina. Tramplinas 50. Kairys 1,5, 2. 40, dešinys 2 per trampliną. Va, jau šviesa laukia. Susirašymai baigti, visus dopukus susirašym, tai bus gerų vietų tikrai. 2, 4, tai iš vis ten tiksliai, ten reiks negalima bus, manau, nei ten trupučio išleisti rato iš šono, viskas labai suspausta. Tai ką, vyriukai matau ruošęs. Pažiūrėkit, kiek gražių mašinyčių čia turim. 5 mašinas komandai turim šiam raliuke. Tai smagu labai, kad ne aš vienas ir dar visa hebryda pasilgų žiemos. Džiugliukai, va, matau paruošti. Tai gerai, kirps. Vyksta visokios smulkmenos, mašinytės pavakar testų nučiustytos. Mūsų gražuolė. Kažkokias matau smulkmenas susibaiginėja. Čia greito jaunimo mašina. Berniokai mūsų. Tai jo, turim labai gražią dieną, oras tobulas. Nei kiek nešlapia, galima iš vis be guminių, be aukštų batų varyti. Lengvas minusiukas ir greičio ruožai tai iš vis superiniai. Čia Zarasuose sniego yra daug, viskas balta, gražu, niekas nenutirpia. Tai tikrai labai smagu ir verta čia būti.
viskas ledas, 3 suvažiavom, važiuosim 4, po jo servisas, sukibimas geras visada ant kelio, tai viskas super. Ruošęs chebrytę už manęs važiuoti toliau, einu sėdu ir aš ruošiuos, mašinytė kaulas. Žodžiu, šį kartą neturėsim normalaus finišo, kažkas su kuro sistema sugedo 4 greičio ruože, tai buvom sustoję greičio ruože, pastovėjom, ten junginėjau degimą, ant tą aną pumpavau. Esmė kokia, kad vienoj bako pusėje kuras yra, bet kairiai pusėje, o siurblys yra dešiniai pusėje. Tai jeigu kažkur gaunu paversti posūkį mašiną sukant į kairę, tada okei, dar toliau parpenu. Tai žodžiu, tai prastovėję kažkiek tų minučių tą dopą finišavom, iki serviso dabar parpenom, bet galima vėluoti 15 minučių į LK, tai laiko kontrolės punktą atžymą, pavėlavom 18 ir pagrindinį įskaitą nebevažiuojam, bet yra Rally 2 įskaita. Tai vis tiek rinksim toliau kilometrus, viskas nice, nuotaikos nesugadintos, visko būna. Čia toks techninis sportas, tai naktiniai greičio ruožai prieš akį pasimėgausim. Bernai ieško dabar galų, bando siurblių žiūrėti. Pasižiūrim, kas čia galėtų būti. Uždės lemperkas toj, kad naktį matytumėt kelią. Oho, čia kaip primontavot. Wow. Išradinga. Tai vakar važiavau tik su šitą eilę, bet truputį skundžiaus, kad į tolį trūkstų šviesos. Tai Bernai paėmė dar lazerį ir va šitaip padarėm perėjimą. Kai reikia, visada galima rasti šitį. Žodžiu, einam užkandam, nuotaikos neprarandam, viskas sehr good, varom toliau, pakaifuosim naktiniuose greičio ruožuose. It was at this moment that he knew. He fucked up. Turim finišą raliuko, nors ir neįskaita Rally 2, bet už tą tikrai pasimėgavom, žiauriai fainai buvo, mašinytė ledas, atrodo nei įbrėžimo neturim, tai buvom porą kartų, kaip matėt, apsisukę, bet be jokio kriminalo, visiškai viskas ledas, tai naktį žiauriai kaifavom, važiavom, tai viskas nice. Ralis baigtas,
Susimatom kitam raliui. Iki.